Labas visiems. Antroji daly parodysim, kaip glaistom ir armuojam šitą visą reikalą. Tai iš pat pradžių prasigruntuojam viską su knaufiniu tiefengruntu, palaukiam kol išdžius, praeinam atidžiai visus sujungimus, tada užsimaišom uniflotą. Ar galima rinktis kažkokį kitą glaistą? Turbūt galima, bet mes renkamės visą laiką uniflotą. Tiesiog jau laiko patikrintas reikalas. Ir esmė tame, kad reikia neužtepti, o prikimšti į sujungimus pradžiai. Tai irgi reikia neskubėti ir atidžiai. Tai visus sujungimus mes gražiai prisikemšam, prasiglaistom. Padarysim būtinai video, kaip mes maišomės uniflotą, kad ilgai galima būtų su juo dirbti ir kaip mes armuojam siūlės. Tai reikės tikrai padaryti tokį video, nes atrodo, kad visiems aišku, bet kai mes iš šono pažiūrim kartais, tai tikrai ne visiems. Kol uniflotas džiūna, tai užsikliuojam vidų pačio difuzoriaus, nes jis yra išdažytas, tai kad tiesiog ten be šveičiant, be glaistant dar nepasižeistų. Tai užsikliuojam su tesa tokią juostą gerai limpančią ir viską prasiglaistom vėl su uniflotu antrą kartą. Mums dabar svarbu, kad viskas įgautų vieną plokštumą tokią, kad nebūtų jokių duobių. Tai irgi pirmą pratepam tos net ir tokius difuzorių jau suformuotus plyšiukus ir gražiai užsiglaistom viską. Pilnai išdžiūvus uniflotui viską šveičiam su 180 diskeliu ir kad neliktų jokių kalniukų, nieko, viskas būtų lygu. Po to viską nusigruntuojam to pačiu knaufiniu gruntu. Gruntu išdžiūvus pilnai, tada tepamės Kilto Master Pro klijus skirtus stiklaudinį, tai tepam labai riebiai. Čia gal taip nesimato per video, tai vienas eina per kraštus, o kitas plokštumą tepa su didesniu voleliu. Pirminis toks tepimas gaunasi kaip gruntas ir antras jau dar riebiau. Tada imam stiklo audinį, mes naudojam Caporal firmos. Aišku, patogiausiai dviese reikia būtinai tik apsisaugoti veidą į rankas, nes šlykštus dalykas tas stiklo audinys iš tikrųjų tai yra. Ir su glaistikliai išvedžiojam visus klijus lygiai, tai principas kaip tapeto. Įsipjaunam iš karto pačią difuzoriaus tangą, kad mums netrukdytų, ir dar kartą su voleliu išmirkytų prasieinam pro patį stiklo audinį. Ir atėjo laikas glaistyti. Plotas mažas, tai glaistą užsinešam voleliu. Šiuo atveju tai bus greičiau. Tai irgi glaisto negailim, naudojam knaufinį Super Finish glaistą. Glaistą užsinešam iškart per visą ilgį. Na ir ką, ir su glaistiklė prasieinam. Tai glaistiklė naudojam nelabai didelę. Čia va matosi, kad dar yra į patį difuzorių įkištas toks paralonas. Tai mes irgi įdedam, kad tiesiog vidus neapsitaškytų ir nereikėtų ten be reikalo po to valyti. Ir viską gražiai susiglaistom. Aišku, mes glaistėm 2 kartus. Nes per vieną kartą įsigėrė į stiklo audinį glaistas ir neužteko, tai per 2 kartus jau gavosi gražiai. Glaistų išdžiūvus viską šveičiam su 220 grubumo popierium. Aišku, čia nesimato, bet ir šonus praeinam ir patį difuzorių įsivalom. Tada vėl nugruntuojam vėl to pačiu gruntu ir leidžiam džiūti. Pilnai išdžiūvus gruntui vieną kartą nusidažom viską gruntiniais dažais ir paliekam. Nes šitose lubose mes čia daug ko pridarėm, dar tvarkysim, tai kai viskas tvarkysim pilnai, dažysim 2 kartus tiesiog lubiniais dažais visą plotą. Šiaip viskas pavyko tikrai puikiai, tai linijos idealiai lygios. Tai dėkui, kad žiūrėjot, viso ir iki.